Sveiki žinių apie kiną išsiilgusieji. Prekyba žmonėmis jautri ir mus visus jaudinanti tema. Apie ją bus kalbama ir naujausiame, dar kuriamam vaidybiniam filme Pabėgimas iš Saulės miesto. Kviečiu pasiklausyti pokalbio su filmo režisieriumi Alanu Andersonu ir filmo prodiuserė Rasa Miškinytė. Žinai, šiek tiek senas, bet išmokti važiuoti tai galima ir su senu dviračiu. Šiek tiek sakso tai tikrai niekam nepakenkia. In 2011, in June, where I was sitting in Denmark with my family on holiday, and I opened a Danish newspaper, and on the front page was a big article about a Lithuanian girl who was freed by the Danish police from a basement from where she was being held captivated. I was sitting reading the story and, got very triggered by it and tried to research on the story. And slowly the story became about betrayal. We are working on this project since June 2011, so it's a very long time. This was the moment that this incident happened in Copenhagen when I read it and I really started thinking. Not from the beginning on this has to be a film, but when I later understood that what actually interests me is how is it possible for someone to be betrayed and end up in such a situation. And I called Rasa and I said, Rasa, this we really have to look into. This is really a story worth telling and worth making a film about. Our film, let's start by that, our film, because we are a lot of people involved who have invested a lot of time and energy, will be a Lithuanian, Danish and Dutch film about two young girls who set out on the adventure of a lifetime. So it will be a drama. I am expecting a good film with a very strong story that will entertain people and will make people think. Not just about the problem, because one of the themes is human trafficking, but this film is not just about human trafficking. This is much more than that. This is about friendship and betrayal and about people, looking deep down into themselves and finding this inner strength to say, no matter what, we will continue. We do believe. The reason why we did crowdfunding had two reasons. One was because we wanted to finance a promotional teaser to show the world what we want to do and how it has to be looking like. Second of all, we could test our actors and our crew, figuring out the best also technical possibilities to work under. And there's a third thing that is called audience engagement. We wanted to have people participate in making this film. So the audience participating in the crowdfunding campaign also helped realize the teaser and are a part now following the film very closely. Without them, we would not be sitting here today. Visas, likusias lėšas mes rinkom sunkiai. Turbūt reikėtų pradėti dar ir nuo to, kad nereiškia, kad gavę Lietuvoje mes jau tikrai esame visiškai užtikrinti. Taip, tai yra didžiulis šuolis padarytas, tai duoda didelio užtikrintumo, nes kai gimtoji šalis paremia, jau kiti žiūri irgi kitaip. Visų rimtų, šalių koprodukcija vyksta tokiu principu, kad turi jiem atiduoti kūrybinės pozicijas. Kažkurias. Tai yra Lietuvos, Danijos ir Olandijos koprodukcija. Reiškia, kiekviena šalis atliks kažkuriuos tai kūrybinius darbus. Olandija turės du labai svarbius aktorius ir visas garso departamentas bus atliekamas Nyderlandų. Ir visa postprodukcija Nyderlanduose bus atliekama. Danijoje mes filmuosim 8 dienas. Du nepaprastai svarbus aktoriai, aš dabar paminėsiu, bus iš Danijos. Vienas yra jau aiškus Tue Lindhardt, dėl kito dabar vyksta, tarimaisi, tai nenorėčiau dar vadinti, kol neįvykę susitarimai galutiniai.
Ir, reiškia, visas vaizdo postprodukcija bus atliekama Danijoje. Iš Lietuvos pusės bus 3 labai svarbus, reiškia, pagrindiniai aktoriai. Pora bus žymių tų antraeilių, bet labai svarbių aktorių. Ir pagrindinis filmavimas, pagrindinė grupė kūrybinė yra lietuviai. Ir su šita visa grupė mes kelsimės po to į Daniją filmuoti. Pagrindinės mūsų aktorės yra visiškai jaunos studentės, kurių mes labai ilgai ir nuosekliai ieškojom. Tai yra dabar jau 2 kurso studentės Paulina Taujanskaitė, Karolina Elžbieta Mikalojūnaitė. Dar paminėsiu, kad mes turim ir nuostabų vaikiną, Dovydą Stončio. Aš galvoju, kad į kino teatrus realiausia, kad tai išeis po festivalinių rodymų 16 metais. Tai būtų teisingesnė data. 15 premjera įvyks, o 16 išeisim į kino teatrus. Po pokalbio kviečiu susipažinti su pirmą kartą mūsų šalyje vykdytų Lietuvos kino industrijos konkurencingumo tyrimu. Naujausius duomenis mums pristatys Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas. Vienas iš praeitais metais kino centro atliktų minėtinų darbų, tai būtų Vokietijoje įsikūrusios kompanijos Peaceful Fish ekspertų atliktas tyrimas, kuris analizavo Lietuvos kino sektoriaus konkurencingumo galimybės. Lietuvos kino industrija yra vertinama kaip patikimas partneris, turintis patirties, galintis teikti kokybiškas paslaugas įvairias. Labai įdomu, kad ekspertai atranda irgi tokį ryšį kaip nepakankamą nacionalinio kino finansavimą darantį įtaką tarptautiniam konkurencingumui. Jeigu neinvestuosime į savo kiną, ir tą pastebi ekspertai pakankamai, tai tokiu atveju mes sukūrėm tam tikrą uždarą ratą, kad mes negalim pasinaudoti galimybėmis dalyvauti įdomesnėse projektuose visaverčiai. Be tokių tyrimų yra pakankamai sunku, nes žinome, kad kūrybinėms industrijoms objektyvių kriterijų, tam tikrų statistinių rodiklių tikrai trūksta. Todėl šitoks sprendimas, ieškant ekspertų ir bandant pateikti tokią, sakykime taip, konsoliduotą nuomonę arba įvertinimą situacijos, yra vienintelis kelias. Prasidėjo 15-oji tarptautinė Vilniaus knygų mugė. Jau tampa tradicija, kad kasmet šioje mugėje apsilanko ne tik romanų, poezijos, bet ir kino mylėtojai. Ką matysite šiais metais, papasakos knygos kino salės programos sudarytoja Rūta Melynė. Knygos kino salės programą atidarysime šiandien, ketvirtadienį, vasario 20 dieną, filmų skirtų Kristijonui Donelaičiui, Ruduo Tolminkiemyje. Šioje 4 dienų programoje rasim filmų apie Adomą Mickevičių, Romeną Gary, Alberą Camus, taip pat apie keletą rusų literatūros klasikų, Sergejų Dovlatovą, rašytą disidentą, taip pat Ilja Ilfą ir Eugenijų Petrovą. Juos parodys ir pristatys režisierius iš Maskvos, specialiai atvykstantis Vilniaus knygų mugės kvietimu, Romanas Liberovas. Pakvietėme kinotyrininkę Nataliją Arlauskaitę paskaityti paskaitą apie klasikinės literatūros ir kino santykius. Žada papasakoti, kaip Dostojevskis, kaip jį skirtingai yra ekranizuojamas. Po paskaitos bus galima pamatyti garsaus suomių režisieriaus Akio Kaurismäkio filmą Nusikaltimas ir bausmė. Knygos kino salė veiks visas 4 mugės dienas. Labai kviečiame užsukti. Šiandien tiek žinių iš kino pasaulio. Nors dar tebesitęsia kalendorinė žiema, tačiau Kino gido komanda jums linki pavasariškos nuotaikos. Iki kito ketvirtadienio.